Reikia apskaičiuoti progresijos ketvirtą narį. Štai yra pirmas narys, antras, trečias ir ketvirtas. Mes žinome, kas tai yra geometrinė progresija. Tai yra tokia seka, kurios kiekvienas narys gaunamas prieš tai buvusį narį padauginus iš kažkokio skaičiaus. Reiškia, 3 padauginu iš kažkokio skaičiaus gaunu štai šitą padauginu iš kažkokio skaičiaus gaunu štai šitą iš to paties skaičiaus. Ir dabar norint rasti ketvirtąjį narį, mums reikia štai šitą narį padauginti vėl iš to paties skaičiaus. Jis vadinamas progresijos vardikliu Q. Tai koksgi dabar tas Q mūsų? Q tai yra, mes galim jį rasti bet kurį narį dalindami iš prieš tai buvusio. Pavyzdžiui, antrą dalindami iš pirmo arba trečią dalindami iš antro. Taigi aš antrą narį padalinu iš pirmo, iš 3 ir gaunu minus kubinė šaknis iš 9. Toks yra mano progresijos vardiklis. Dabar ketvirtą narį aš apskaičiuosiu, trečią narį daugindama iš to vardiklio. Trečias narys 3 kubinės šaknys iš 81, aš dauginu iš minus kubinės šaknies iš 9. Kągi aš čia gausiu? Minus 3, dabar po šaknimi mano kubinė yra kubinė šaknis 81 kart 9, 8 kart 9, 72 ir dar 9, 729. Ir tiek galima čia dar dalinai galbūt ištraukti šaknį, bet jinai visai turbūt traukėsi. Lygu minus 3, taip, 729 yra 9 kubų, tai dar kart 3. Tai iš viso atsakymas minus 9. Va, vos nepražiopsojau, kaip galima gražiai gauti atsakymą. Uždavinys išspręstas.